pirmadienį bendruomenės iniciatyvos šventė. Šie 4 iniciatyvų žmonės parengė projektą, jie apgynė, ten visokių buvo niuansų daugybė ir šiandien mes švenčiame. Vis tik pradėsime nuo ponios Dalės Matukienės. Gerbiama Dalė, šiandien mes matom visokiausių dalykų gražių Matučio parke, bet kaip viskas prasidėjo? O iš tikrųjų viskas prasidėjo, net negaliu pasakyti, bet tikriausiai prieš kokią 12 metų, kada įkūrėm Matučio asociaciją ir šitos asociacijos ir savivaldybės dėka buvo atpirktas Matučio namas iš jo vaikų ir įrengtas muziejus. Tada praėjo keletas metų ir vieną dieną Raminta man paskambina ir sako, gal turi kokią idėją? Sakau, turiu. Reikia pratęsti Matučio asociacijos projektą ir padaryti iš tikrųjų įdomų dalyką mūsų ir pirmiausia neįgaliesiems vaikams, o ir visiems kitiems vaikučiams, kurie galėtų čia atvažiuoti iš Alytaus, iš mokyklų ir padaryti tokį labai gražų renginuką. Taip, galbūt Raminta. Paskambino jums ponia Dalia, jūs poniai Daliai paskambinot ir štai kokie dalykai vyksta bendruomeniai susivienijus, tai papasakokite, kaip sekėsi rašyti tą projektą, galvoti, teikti. Iniciatyvinė grupė buvo tikrai didesnė negu susirinkusieji mes esam dabar čia. Mes pradėjom galvoti, kokį galime Matučio parkui, Matučiui testinumą padaryti kažką gražaus, kad būtų traukos objektas, kad būtų saugus, kad būtų malonu vaikščioti, kad būtų kažkaip koncertus galima būtų pravesti mūsų scenoje. Ir taip kaip ir rašėme projektą, visi žiūrėjom reglamentus, ką galima, ko negalima, konsultavomės ir taip pačiai dalyvavom tikrai ne tik mes ir viską bendrai darėm. Dzūkijos aktyvių tėvų bendruomenė, tikrai didelė komanda, kuo galėjom, tuo pasitikėjom, tikrai stiprus, protingi žmonės susibūrė, ką galime, tai projektas neįsivystė iki to, ką mes pradžioje buvom sukūrę pradinėme etape. Laikmetis mums dalį finansavimo sužlugdė, nes turėjom mes ir planą Matučio namą medyje ir turėjom visų kitų dalykų. Taip. Bet mes dar projektų parašysime, dar čia, man atrodo, ne paskutinis. Taip, ir Kristina Šiupienytė, aktyvių tėvų asociacijos vadovė, sakykit, tai kokie dar yra planai, kaip vertinat šiandieną? Planų yra, manau, tikrai dar atsisėsim kažką tęstinumą, prakursim, nes ir tada sėdėjom tikrai ir mūsų daug buvo ir vieni per kitus dalinomės ir idėjom ir mintim ir ką galima ir kaip čia nesužaloti ir kad susivienodintų su mišku ir tikrai 3 metus tvarkėm tik tai detalės dokumentus, kad prieitų prie to, ką šiandien dienai turim. Taip, ir be abejo reikėjo ir valdžios atstovų palaikymo, tuo metu Povilas Labukas berods buvo vicemeras. Taip, tai iš tikrųjų pradėjus dirbti, matėm, kad tam tikram ceitnote yra šitas projektas, iš tikrųjų jis buvo niekaip nepajudintas, kolegos neleis sumeluoti, tai kad tas žodis taptų kūnų ir gyventų tarp mūsų, reikėjo daug nuveikti ir to techninio darbo. Iš tikrųjų taip, buvo galingų, grandiozinių idėjų, netgi televizorių, tam tikrų kaip statinių, medžių paunksmiai, tai ten tokie galingi projektai, bet, žinot, techninės išpildymas yra realybė šiek tiek žemiškesni ir kad tai būtų nenuvilta bendruomenė, iš tikrųjų tie pirminiai lūkesčiai vis tiek padaryti maksimaliai gerai, turim nueiti nemenką kelią iš tikrųjų, bet šiandien mes turim tikrai tą, kuo galim didžiuotis, kuo galim džiaugtis, nes mums buvo svarbiausias kriterijus, tai yra, kad atlieptų bendruomenės lūkestį ir kad taptų tam tikro susibūrimo vieta, tai yra ir koncertinė, įvairūs bardai, netgi galvom apie tam tikrų mokyklose arba net iki mokyklinės įstaigose veikiančių teatrų, tam tikrų trupių pasirodymų, galimybę jų išpildymą. Tai mes matome šiandien tam tikrą sceną, matome amfiteatrą, kuris galėtų bendruomenės įtraukti labai įvairiom spalvom, kurių iš tikrųjų, kur tu kitur gausi teatro, sakykime, arba tam tikro pasirodymo erdvę miške, vidury miško, gražioj paunksmiai, tai yra nepaprasta. Ir man atrodo, dabar mes ir įgalinom šitą idėją, tą tokį integraciją, kad tai buvo labai svarbu, kad ir nesudarkytų iš tikrųjų to kraštovaizdžio
kraštovaizdžio, to reljefo ir to iš tikrųjų tos gamtos pojūčio, nes labai daug gali greit padaryti tokių techninių, galingų, grandiozinių čia iniciatyvų, bet tada irgi netlieps to, pirminės tos gražios idėjos, tos integracijos visuminės. Tai bendruomenė buvo ta esmė, kaip kelrodė, kur iš tikrųjų tai ir politiniai dimensijai neleido nukrypti nuo kelio ir iš tikrųjų pasiekėm tą rezultatą, kurio galime labai tikrai šauniai didžiuotis. Savaitgalį atvykau pasižiūrėti, kaip Diexpolitai pavyko įgyvendinti čia prieš atidarimą. Viską tikrai džiaugiuosi. Šiame parke stovi mano tiekiami produktai, tai yra tiek instrumentai, tiek sūpuoklės. Tai įmonė Percussion Play Baltics. Tai jeigu ateityje, kaip sakote, seniūnaičiams arba bendruomenėms kažkas nutiks, tai visą laiką galite ir su mumis susisiekti, nes nesiruošiam niekur išnykti, dirbam jau 10 metai. Ir džiaugiuosi, kad galiu prisidėti prie Alytaus tiek kultūrinio gyvenimo, tiek ugdymo ir panašiai. Mere, ar pirmą kartą šiandien atėjote į atnaujintą Matučio parką ir kokie įspūdžiai? Tikrai taip, atšlubavau, net neatėjau, atšlubavau šiek tiek į parką, pamatyti, kaip sutvarkytas. Bendruomenės iniciatyva, bendruomenė pati kreipėsi, pati prašė, inicijavo visus procesus, o mes tik padarėme tai, ko žmonės nori. Tai jau tai buvo 23 metų projektas, 24 pradėjome darbus, šiais metais pabaigėme, beveik 170 000 investuota. Sutvarkytas takai, apšvietimai, kameros, suoliukai, lauko estrada, erdvės, vaikų žaidimų. Tai tikrai bus faina praeiti bendruomeniai, pabūti, atsisėsti, pušynė, tikrai turim unikalių vietų. Tai bus labai gražu, o šiais metais kelsimės į kitą pusę, į miesto sodo pusę, kur irgi prasidės tam tikri darbai, pamatysite, išgirsite. Ir norim, kad tikrai visas miestas būtų ne tik jaunimo parkas, bet ir miesto sodas, čia Matučio skveras būtų sutvarkyti ir tikrai girdim, ko gyventojai nori ir pagal jų norus darome tos darbus. Direktoriau, jums teko netgi ir atvykti čia stebėti, ar negadinamos pušų šaknys ir pats apžiūrėjot, peržiūrėjot, tai kaipgi čia viskas buvo? Šiaip gavosi kaip ir viskas gerai, aišku, tų iššūkių ir problemų visada būna visuose objektuose, tai buvo ir gyventojų nuogastavimų aplinkinių, kad tai šaknys medžių gadinamos, išdžius medžiai ir panašiai, bet tikrai nieko panašaus nebuvo, medžiai buvo saugomi, darbai atlikti kokybiškai ir gerai, tai medžiai kaip ir išsaugoti, darbai padaryti ir tiesiog šiandien džiaugiamės šiuo objektu. Mere, gal kažką pridurti? Ne, aš noriu, kad gyventojai saugotų tai, ką kūrėme, nes kūrėme tikrai dalykus, gražius dalykus, kad galbūt čia pamatysime vaikus, kurie ateis, kurie skaitys, kurie žais, kurie bėgios, kurie įrengimus, kažkas su šuniuku praeis, kažkas prabėgios ir tais. Tai tikrai nemeskime to šiukšlės, pakelkime, nes unikali vieta, Alytus tokių vietų, mes gyvenam miške praktiškai. Tai tokios unikalios vietos, manau, pritrauks daugybę žmonių, o dar viena vieta sutvarkyta tikrai miestui į pliusą.